48 metais žmonės pradėjo važiuoti į Lietuvą. Dar anksčiau, 7 po karo, pradėjo važiuoti į Lietuvą. Nu ir parašo, kad nieks nekliudo, nieks nieko. Nu, nekliudo, įsidarbina ir dirba, ir kaip kad ir pasus gavo. Nu ir mes sugalvojom 48, kur tai, nu, gal apie tokį laiką, gal birželio pabaigoje ar Liepos pradžioje. Pirmą aš grįžau, tokia moterį buhalterė dirbo tenais, su ją grįžom. O mama ir su brolis ir sesuo grįžo vėliau, jau rudenį grįžo. Nu ir jie tik tai pabuvo 3 metus, aš gal pusę metų ir mus tada jau vieną kartą suėmė, atleido, nuvežė čia Semeliškėse į ten į policiją tą, atleido, o paskui po naujų metų jau suėmė ir tada nuvežė į Lukiškes, į kalėjimą, pasodino Vienukišną kiekvieną atskirai. Na ir paskui kur tai už pusę metų, nu gal už 6, gal už 7 mėnesių, kad buvo vasara jau, ne pavasaris, buvo vasara jau. Ir iššaukė mumi, perskaitė nuosprendį, reiškia lagerių davė kalėjimo po 3 metus už pabėgimą iš tremties. Nu ir mane ir seserį, ir ten kitas jaunas mergaitės išvežė į Irkutsko sritį, o mama paliko Šilutėj. Tokia pagyvenusis moteris Šilutėj, kalėjo tai lagerį Šilutėj. Nu, o mus šitą į Irkutsko sritį, į miškus, pjaut miškus. Vasarą šienaunam, žiemą miškus pjaunam. Su pjūklais. Nu, buvo ir nelaimingų atsitikimų, ir užmušė ten buvo sniego. O taip, šaltis 40 laipsnių. Ir aprangą davė, panešuotus rūbus, beltinius pasiūtus, tokius, žinot, rusiški tokie, patšitai valinki. Kelnės vatinės, kuchvaikė, ant viršaus dar kitą kuchvaikę, tokia ilga bušlata, ir kepurė, tokia sena jau panešiuota vyriška. Tai vat, įdomu būtų, jeigu būtų tokia nuotrauka, bet nebuvo kam fotografuoti ir liko taip. Nu, buvom ten 3 metus ir paskui vėl įtremti, iš kur atseit pabėgo, iš kur išvažiavo. Nu, ir paskui jau, tai buvo 52 metais irgi, kur tai sausio mėnesį. Mūsų neišleido, bet pristatė į komendantūrą su palydovais iš lagerių. Jeltaivos kraštą. Nu, pridavė komendantūrą ir paskui po to dar ir anksčiau irgi reikėjo žymėtis, kas kiekvienas mėnesį atsižymėti, o po to tai jau buvo iš viso jau grįžtai. Nu ir į darbą, jeigu vat, kur tu neini, kur tavęs siunčia, ypač ant hutarą, ten tik vilkai vienas namelis ir avys. Nenori, jeigu tave su komendantu, tave ir kalėjimais grasina, jeigu tu kur tau nepatinka darbas, tu nenori eiti. O savitai nenori vietiniai, o ką mes belaisviai, mumi tik tai jau ten, kur blogiau, ten mumi į darbus, kur sunkesnį, kur blogesnį. Na ir paskui jau, aš 53 metais ištekėjau, tada lengviau. Tada jau pasistatėm savo namą, vaikai gimė ir tada jau ūkininkavom patys. Turėjom ir karmę, ir duonus turėjom, valgį turėjom. Dirbau šitoj ligoniniai, registratūrai. Bet tada lengviau buvo, kaip ištekėjo vyras, dirbo radistu. Čia grįžom 72 metais. Dirbo vyras su mokytoju čia. O Marytė jūsų pažįsta vyrą man, jie sugyveno gerai. Ir dabar dirba čia turbūt. Aš nežinau. Speičytė, kaip jos pavardė. Matuzienė. Matuzienė, jo. Bet jos vyras ir. Savo šeimas jau turėjau. Vienas mirė, kitas žuvo. Jie liko vienas vaikas ir vyras. Buvo daug, pilna buvo. Visi suvažiuoja, visi suvėjimai, ir anūkai ir visi. Čia jau Lietuvoj?
Lietuvoj. 72 grįžome. Tai į Kanadą važiavo tada būtų? Kanadoje 88 metais buvo, brolis ten gyveno. Ir šiol? Na ir dabar gyvena. Šeima pasitė. Iš čia dar senelis, jam 83 metai. Literatai. Ten vaikai, ten anūkai, ten žmona lietuvė.